rizikos siųsti kamuolį į priekį ir labai geras perdavimas ir gali būti rezultatyvus perdavimas. Taip ir yra, trečiai. Nusileidęs į gynybos liniją ir padeda savo ekipai pradėti pozicinę ataką. Čia labai gera reakcija, kurią pademonstruoja grąžindamas kamuolį iš šoninės linijos Losonas. Uzočiukų, baudos aikštelėje, smūgis į vartus ir puikus įvartis. Gražiai kombinuoja Sūduviečiai. Tangirį. Čia yra galimybė smūgiuoti kairę koją. Tai ir atlieka Sūduviečiai. Lukas šuoja kamuolį. Tangirį. Lieka kamuolį žaidime. Frantinas Tangirį labai greitas futbolininkas. Gidaris. Tangirį. Prieš Diuką. Metasi kamuolį Tangirį. Jo judesiai, bet kol kas Diukas ginasi tikrai labai patirtinai. Prieš Telšių Džiugą. Sūduvas su kamuoliu visai netoli varžovų baudos aikštelės, pirmieji Lakikom. Da, tas situacijos pakartojimas, čia buvo labai geras perdavimas. Taip, baudos aikštelėje Marijampolė Sūduva su kamuoliu. Spėja dar buvo. Na, o čia rinkite tradicinį Top Sporto lygos pasiūlymas. Dešiniajame takos krašte. Tangirį, jo perdas varžovų baudos aikštelė, Nauris Petevičius ir čia nepavyko visai labai yra dėl to smagu. Leo Ribeiras, kamuolį jo judesiai, bet įveikti visgi jam nepavyksta šiame etape. Sevičiaus pasitikėjimą jau yra įprasminęs net 2 pelnytais įvarčiais, vienas iš kurių buvo pergalingas. Dabar jau.